Sveiki, Dzūkijos verslo žiūrovai. Šiandien mes svečiuojamės nekilnojamo turto agentūroje Capital Alytus ir kalbinsime jo įkūrėją, vadovą, direktorių turbūt Nerijų Čepliką. Kaip tu pats atėjai į tą nekilnojamą turtą? Ar tai buvo jau iš karto po mokyklos baigimo pradėjai pirkti, parduoti butus, ar vis dėlto buvo ilgesnis kelias? Anksti pradėjau verslą nuo 15 metų. Teko ir iš Turkijos vežti prekes ir 18 metų parvariau pirmą automobilį, 10 metų prekiavau mašinom, po to naujom mašinom prekiavom, buvom Peugeot, Nissan, Kia, Opel atstovai Pietų Lietuvoje ir vieną dieną pagalvojau, kad reikia pradėti verslą kažkokį rimtesnį. Tai mano akim žiūrint, Capital įkūrimas buvo tokia kaip įžanga į nekilnojamą turtą, nors aš iki Capital dar esam daug vystę projektų, statę Maximas, Lazdijuose, Kalvarijoje, Varėnoje. Esam Alytui pastatę didžiausią prekybos centrą Bauhof, dabar Moki veži Santaikos gatvėje, tai jau iš nekilnojamą turtą tai apie 30 metų. Čia šeimos gal verslas buvo? Ar... Ne, čia grinai mano buvo verslas sugalvotas ir pradžių vystėm projektus, o po to pradėjom ir tarpininkavimo paslaugas teikti, įsigijome franšizę Alytui Marijampolėje, tapau savininkas franšizių ir tai dirbame jau 8 metai po šią vėliavą Capital. Po Capital, ne? Ja. Šiaip norėjau paklausti tokį pirmą klausimą, nes labai daugam atrodo ir man pačiam, ar tikrai nekilnojamo turto agentūrų veikla yra pats paprasčiausias, geriausias ir lengviausias būdas neblogai užsidirbti. Ne, tai yra labai sunkus verslas, tarp kitko, ir kai visi galvoja, kad čia agentūros labai daug uždirba, iš tikrųjų, pirmiausia, tai sunku surasti tinkamus žmonės, kurie prekiautų ir kvalifikuotai atliktų darbus. Pas mus Capital tinkle esame vieninteliai Lietuvoje, kurie brokerius duodam mokymus, kurie reiškia baigia savaitės mokymus, po to laiko egzaminą ir jeigu išlaiko egzaminą, tik tada gali pradėti dirbti. Kadangi, parduoti nekilnojamą turtą visiems reikia mokėti, išmanyti. Ar kaita didelė įmonėje darbuotojų? Kaita yra, bet kitos įmonės, kiek žinau, didesnė, pas mus nėra didelė kaita ir jeigu žmogus dirba, patinka jam, mes duodam visus pilnai įrankius, reklamą, marketingą duodam, mokymus, pas mus vyksta konferencijos kas mėnesį, stiprios visos dienos. Tai esam tuo pranašesni už kitas įmonės. Bet ieškote darbuotojų, jau stengiatės žiūrėti, kad turėtų patirties, ar jums asmeniškai pačiam kaip vadovui, ar geriau pasimti nuo nulio ir nulipdyti tai, ką nori iš... Aišku, darbuotojas, jeigu su patirtimi yra, tai jau yra jau gerai. Bet yra daug atvejų ir patys geriausi pavyzdžiai rodo, kad paimi jauną žmogų ir išmokini taip, kad jis dirbtų pagal mūsų įmonės principus, nes būna ateina kažkas iš senų įmonių su savo kažkokiais tai savo pastebėjimais, savo kažkokiams įpročiais, kurie ne visą laiką pasiteisina mūsų veikloje, kadangi mes esame didžiausia kompanija Pabaltyje net dabar, nes pas mus yra 500 brokerių, 30 ofisų. Tai daugiausiai parduodam ir išnuomojam nekilnojamo turto. Pernai mes pardavėm ir išnuomojam turto už 500 milijonų Lietuvoje, taip plius minus. Kodėl pasirinkai būtent Capital? Ar kažkokios pažintys, ar analizavai? Kodėl nedarei savo individualios kažkokios nekilnojamo turto agentūros? Todėl, kad aš kai vyščiau projektus, jau dauguma nekilnojamo turto agentūrų didžiausių Lietuvos mane žinojo, tai rodė dėmesį ir Capital, ir Oberhausas, ir Remaxas, ir visos kitos. Iš esmės tavo tie pasiūlymas, ne? Bet daryti. Ir kadangi Capitalas, kaip sakoma, labiausiai norėjo dirbti, daugiausiai rodė dėmesio, tai kai tavęs nori didžiosios kompanijos, nori tavo įdirbio, tavo sugebėjimų, tai nusprendžiau pasirinkti Capitalą ir labai tuo nesigailiu, nes tikrai ta kompanija, su kuria malonu dirbti. O ką jūs gaunate iš Capital? Mes, kadangi pirkę franšizę esam, tai mums ir aiškai gaunam puslapį, lankomiausia šiai dienai Lietuvoje iš nekilnojamo turto agentūrų, gaunam mokymus, gaunam konferencijas, gaunam šventės ir taip toliau. Labai, tu vienas dirbdamas to nesugebėtum pasiūlyti savo brokeriams.
Tai mes kadangi... Čia daugiau būtent į darbuotojų, brokerių, tą apmokymą, palaikymą, specializavimą nukreiptą ar į patį pardavimo procesą? Tai automatiškai, kadangi daug dirbame su brokeriais, parodom daug dėmesio, daug jį investuojame laiko ir pinigų. Ir kai tą padarai, tai ateityje būna ir graža automatiškai. Tai bet jūs iš Capital negaunat tokių tiesioginių, kad ateitų jau nekilnojamo turto savininkai ir kadangi jie iš Alytaus, tai pasimkit jūs čia. Pas mus yra tas, kad mes galim dirbti visoje Lietuvoje. Aš, pavyzdžiui, daug objektų turiu. Norėjau paklausti, Capital Alytus, ne? Ar tai yra tik tai, tiek, kad pavadinimas dėl to, kad jūsų biuras įsikūręs Alytuje, ar tai yra vis dėlto kažkokios Capital taisyklės, kurios riboja jūs ir apibrėžia tam tikrą Lietuvos arealą, kur jūs galite veikauti? Nėra tas pas mus apibrėžta. Mes galime dirbti visoje Lietuvoje, aš galiu Kaune pardavinėti, brokeriai tą patį gali daryti, tai tas nėra apibrėžtas, bet kadangi, kai objektą paimi pardavinėti, susiduri su aprodymo problemom, reiškia, kad jį reikia atvažiuoti, aprodyti ir taip toliau. Tai mums dažniausiai duoda Alytui, Marijampolei ofisuose, brokeriai, kiti dirbantys kituose miestuose, už tam tikrą procentą susitarim, jie mums atiduoda objektą ir mes tada dirbame. Nes objektą paimti nėra, vien tik kad jį paimti, reikia jį gerai aptarnauti, gerai išmanyti ir taip toliau ir tą rinką. Tai tie brokeriai, pavyzdžiui, kurios Klaipėdos, jis nežino to Alytaus kainų. Tai o, pavyzdžiui, tau pačiam, jeigu per asmeninės pažintis, iš Klaipėdos kažkas sako, padėk man parduoti namą, tai tu tada bendradarbiausi su Klaipėda. Aš tada Klaipėda, aš pasižiūriu, pas mus CRM-inė bazė yra labai brangi ir gera padaryta, labai platforma brokeriams dirbti gera. Ir aš pasižiūriu, pavyzdžiui, jeigu jūs matau Klaipėdoje brokeris, kuris pardavęs daug namų, ir reiškia, toj rinkoje specializuojasi, tada duodi, ne bet kam irgi duodi tam žmogui, kuris išmano tą rinką. Kokia aplamai šiai dienai situacija nekilnojamo turto rinkoje Lietuvoje? Tai yra jau dugnas, tai yra kažkur plaukiam pasroviui, kilimas prasideda, kas vyksta? Nekilnojamas turtas iš tikrųjų toks dalykas yra, kad jisai nėra vienodais. Vieną mėnesį būna kyla, kitą leidžiasi. Šiai dienai rinka stabilizavosi, gal prieš Kalėdas šiek tiek yra sąstingis rinkoje. Aišku, karas įtakoja ir visi kiti dalykai Ukrainoje, pavyzdžiui, buvo sustojimas pradžioj, bet viskas, visi sandoriai vystosi, prasidavinėja. Bet nėra tas aukso amžius? Ne, aukso amžius gal nėra, kai ten būdavo anksčiau. Bet aš skaitau, kad vis vien išlieka stipriausiai, kad ir sunkus laikai būna. Tai... O ką jūs vis tiek, esat specialistai, šitiek biurų, šitiek visa Lietuva, ką prognozuojat, pavyzdžiui, 25 metam? Mes išliksim tokioj pačioj situacijoje, kilsim į viršų su nekilnojamu turtu, kainos kils? Aš manau, kad Alytuje nėra labai didelės kainos, jos turėtų kilti tikrai. Yra miestų, kurie yra nekilnojamas turtas pervertintas, mano akim žiūrint, tokia kaip Palanga, tikrai yra pervertintas, Nida gal. Turtas, kur tikrai turėtų kainos kristi ir kalbant su vystytojais Palangoje, tikrai jie nėra daug pardavimų ir jie daro viską, kad parduoti. O rinka diktuoja tas sąlygas, aš manau, kad statybos brangsta, tai nekilnojamo turto kainos turėtų kilti ateičiai. Kaip pats apsisprendė, ar yra numatyta, vis tiek pagrinde aptarnaujat Capital Alytus, Alytaus Dzūkijos regioną, kiek darbuotojų reikia, kad padengt pilnai visas užklausas ir, kaip pats sakei, aprodyti laiku, operatyviai klientam tos objektus? Objektų brokeris turi būti nei per daug, nei per mažai, turi tinkamai. O kiek brokeris turi, taip pagal tai normaliai, kiek turi objektų turėti vienas brokeris? Aš pats vienu metu turėjau 250 objektų. Bet ar įmanoma kokybiškai tada jau... Jau atsiranda kita problema kokybiškai aptarnauti, bet pas mus yra brokeriai, turi po 30, po 20, po 40 objektų. Tai tas yra, manau, tikrai nėra maži skaičiai, bet ne kiek esmė. Esmė, kaip tu su klientu dirbsi, ant kiek jis bus patenkintas pirkėjas ir pardavėjas. Tai mes tą akcentuojam, kad visą laiką brokeriam ir sakau, kad jie... Po sandorio išėję iš notaro, mes dažnai tokius turim specialius maišiukus, padovanom šampano ir vienam ir kitam žmogui.
tai pirkėjų ir pardavėjų, tai kad būtų patenkinti, kad galėtų, mums pagrindinės pliusas yra tas, kad rekomenduotų ateityje ir vieni ir kiti. Alytuje, pavyzdžiui, jeigu paskelbėt, kad reikia darbuotojų, ne, jūs vis tiek kažkur skelbimus dedat, ar daug norinčių ateina? Taip, mes grįžtą atranką vykdome dėl darbuotojų priėmimo. Pavyzdžiui, kiek į vieną vietą, nes tai vis tiek, jeigu tu nesusidūręs, tai tokia sukurta vizija, kad, ką tu atėjai per mėnesį, pardavai 2-3 ten tuos objektėlius, ne, skamba tas 2-3, atrodo, čia nei to darbo, nieko, užsidirbai gan padorę algą ir viskas. Aš įsivaizduoju, kad turėtų būti labai daug norinčių į tokią vietą. Matot, pagrindė, mes kadangi įmonė esame ta, kuri nemokame stabilaus atlyginimo, mes su brokeriais dirbame, sudarom sutartis kaip su partneriais verslo. Tai reiškia, ties brokeris jis tampa kaip ir savo verslo savininkas. Ir mes atranką darom, tikrai atsirenkam žmonės, kurie tinkami, bet per pirmas 50 minučių tu supranti, ar žmogus gali būti brokeriu ar ne. O visa kita mes tą brokerį išmokinam, kaip sakoma, jeigu tik noro yra, tai jis tikrai gali laisvai gerą atlyginimą užsidirbti, bet turi dirbti, norėti mokytis. O tas normalus atlyginimas, tai įmanoma užsidirbti 2-3 tūkstančius, pavyzdžiui. Laisvai, galima brokerių užsidirbti 2-3 tūkstančius, nes yra brokerių, kurie padaro po 5, po 10 sandorių per mėnesį. Tai vieną turim dabar brokerį komisinių, reiškia, surinko apie pinigais jau 50 su viršum tūkstančių šiais metais, kitas virš 30 tūkstančių. Bet jūs kažkaip nusistatot dalį pelno, ne? Tai mes sudarom sutartį ir brokeris atėjęs pagal tam tikrą formuluotę dirba. Ir kuo jis ilgiau dirba, kuo daugiau padaro sandorių, tuo didėja jo kaip sakom, atlyginimas. Ir jis, kaip pavyzdys, jeigu geras brokeris, jis gali gauti 80%, įmonė 20%, jeigu tai grubiai. Ta bendra marža jums jau diktuoja kažkaip iš Capital franšizės taisyklės, nes čiagi buvo kažkaip ir sutarti tie sandoriai, ne, kažkokie ir teismai buvo, girdėjau. Taip, buvo dabar įvykę kaip tik konkurencijos tarnyba. Karteliniai susitarimai, jie traktuoja, kad buvo, mes per teismus įrodėjom, kad taip nebuvo. Bet iš esmės Capital grupė turi teisę savo franšizai nurodyti, už kiek neturi teisės? Neturi teisės, mes praktiškai pagal rinką reguliuojamės ir kas kiek nori, bet jei per mažą procentą tu uždirbsi, prašiausiai neišgyvensi, turi procentą kažkokį tai laikyti, kur pasiskaičiavimus mes turime. Mūsų įmonė yra, kas susidūrė, tai skiriamės nuo kitų įmonių, nes Ta prasme, nuo tų pačių Capital, ne? Ar ne? Ne, aplamai, įmant kitas agentūras, kaip sakoma, konkurentus. Tai. Čia yra komercinė paslaptis, kiek procentų, pavyzdžiui, aš atėjęs, ar ten priklauso nuo objekto kainos pačios, nuo sudėtingumo, ar tas procentas yra vienas viskam? Ne, yra skirtingas procentas, jis derinamas, pavyzdžiui, turtas kuo brangesnis, tai procentas mažėja. Jei ten būtas, pavyzdžiui, kainuoja 5 000, tai aišku, yra kažkokia fiksuota suma, taip toliau, nes tu turi visiems dirbti, tai skelbimai aruodo labai brangiai kainuoja, kuras kainuoja, dronus. Bet jūs, aruodo, aš irgi kartais tenka dėti, ten jau darosi kosminės kainos, ten panašiai ant skelbimų išleidi tiek turbūt, kiek parduodamas uždirbi tą nekilnojamą turtą, ar jūs Capital turbūt turi kažkas didmeninės kainas, ne? Sutarė vis tiek. Tas ir yra, kad aruodas neduoda didmeninių kainų, jis duoda visiems vienodas, tai labai brokeriams sakau pasiskaičiuokit, bet kainos yra kosminės pakilę ir, atsimenu, prieš 8 metus ir dabar, tai nežinau, kokia 10 kartų gal kaina pakils. Taip. Kad ten yra, kad skelbimuką įdėti, ir nėra ten kažkokių milijoniniai tie objektai nekilnojamo turto, ten ir 200 eurų gali kainuoti, ne 90 dienų. Kainos skelbimų šiai dienai yra monopolininkai. Bet kiek žinau, yra dar dabar vieną puslapį vysto, kad jau kad būtų kaip atsvara. Tai mes dabar kaip tik paleidę į rinką savo puslapį. Mūsų pats puslapis Capital yra 200 ar 300 tūkstančių vartotojų užeina.
į mėnesį, tai jau mes esam stiprus su savo puslapiu. Na, aš manau, kad tos kelios didžiosios agentūros, kurios turi didelius tinklus, nu, ten taip pačiai kaip ir į aruodą, bet o nėra pas jūs tas, kad jūs ten iš principo nededat į aruodą tik tai savo capital, nu, ar kažkokių taisyklių tokių nėra, kad... Matot, rinkoje yra tas dalykas, bandėme mes čia nedėti tuos į puslapius aruodo, bet vis vien, kadangi jis yra vienas iš pagrindinis, vis tiek, bet kas, norėdamas ar įsinuomot, parduot, vis tiek jis eina į aruodą. Eina į aruodą, bet bandėme mes, norėdami kainas, kaip sakoma, sumažinti, bandėme atsisakyti, bet brokeriai sumažėja sandorių ir turėjom sugrįžti, bet aš manau, kad greitų laikų mes dabar paleidinėjom savo paleidę puslapį esam ir manau, kad mes šiai dienai sukursim kažką panašaus kaip aruodas, į kurį galės talpinti visi brokeriai, tiek konkurentai, tiek fiziniai asmenys. Nu, bent iš pradžių turbūt žymiai pigiau, ne, kad persivėliau. Tai automatiškai. O paskui turbūt vėl antras aruodas. Ne, aruodo mes tikrai nepadarysim, mes suinteresuoti, kad išlaidos šitam puslapį būtų N kartų mažesnės nei duoda aruodas. Nukrypom nuo darbuotojų. Toks turbūt esminis klausimas, ar turit kažkokių metodų apsisaugoti, nu, vat kaip minėjo, ten kuo toliau, tuo patrauklesnės sąlygas savo agentam, ne, suteikia tas procentas didėja, kad jam gal ir neapsimoka, bet turbūt vis tiek dažnas, nedažnas, bet pagalvoja, kad kam čia man kažko dirbti, tai einu savo agentūrą kuriu ir dirbu. Ne? Ar yra kažkokių būdų apsisaugot nuo to, kad bent jau tai nebūtų labai dažnas dalykas? Ne, yra pas mus sutartyse tam tikri punktai numatyta, kad jei mes investuojame į žmogų, tai automatiškai yra. Bet aš niekad nedraudžiu, jeigu brokeris išauga iki tam tikro lygio, kuris sugeba jau atsidaryti savo agentūrą ir pelningai dirbti, tai aš už tai, nes įrodo, kad mes, reiškia, žmogų išauginam iki tokio lygio, reiškia, tinkamai dirbam. O ateina nauji žmonės, kažkokia, kaip sakoma, naujas kraujas, tai daugiau kažkokių naujovių, bet visko gyvenime yra, čia neapsaugota nei viena įmonė, manau, nuo to, kad darbuotojas gali išeiti ir kažką atsidaryti savo. O daug Alytuje aplamai tos konkurencijos tų agentūrų? Yra agentūrų, bet tokio dydžio, kai mes Alytuje ar Marijampolėje, tai pagal brokerių skaičių tai nėra. Ir pagal nekilnojamo turto skaičius, bent notarai, kaip pasakoja, mes čia vaikštom pas notarus, tai sako, nieks tiek nepadaro sandorių, kiek jūs. Tai mes skaitau, kad... Tai jūs iš esmės pasirinkdamas tinkamą vardą, ne? Nu, populiarų didelį šitoj rinkoje vardą, jūs tą konkurencinį pranašumą iš karto įgijot prieš tas agentūras, kurios čia dirba dešimtmečiais. Nes agentūros kitos, suprantat, neturi tokio marketinginio palaikymo, reklamos, neturi brokerių, negali apmokinti, negali jų tobulinti ir taip toliau. Pas mus yra tam tikri reikalavimai ofisams, kad jie turi būti centre, tai tam tikrai apipavidalinti ir taip toliau. Nėra, kad pas mus vieną dieną žmogus ten buvo kažko dirbo vieną darbą ir sugalvojo prekiauti, kai dauguma čia yra brokerių. Mes visiems išleidžiam į mokslus, savaitę mokinasi stipriai nuo ryto iki vakaro ir išlaiko egzaminą. Tik tada gali. O gerai, bet po egzamino, gerai, kaip natūroje viskas vyksta. Jisai grįžta čia pas jūs dabar jau į ofisą ir ką, jūs jam duodate kažkokius objektus jau dirbti, ar jis turi nuo nulio pradėti pats ieškotis ir pardavinėti? Ne, mes, kadangi atėjęs naujokas, mes jam, aišku, duodam pradžioj objektų, kad jis su jais galėtų dirbti, bet to brokeris, kai važiuoja į apžiūras, pačioj pradžioj turi vadinamą mentorių pas mus. Norėjau paklausti, mentorių gauna, ne? Jo, mentorių gauna, susitarė su kažkuriuo lyderiaujančiu brokeriu ir su juo kokią savaitę, 2 mėnesį važinėja kartu ir apsimokina, o kadangi šalia kai būni, greit išmoksti to dalyko, perėmė tą visą. Tačiau mentorius turbūt, ne, nusprendžia, kad jau laikas, jau galim leisti vieną, ne? Taip. Na, jau čia parodo laikas, vieni užtenka 1, 2, 3 apžiūrų, kitam reikia gal 10, 20 važiuoti kartu. Bet mes visi brokeriai dronus turi, keliam pas mus. O fotografuojat patys? Ar samdot? Fotografuojam ir patys, ir samdom fotografus. Bet dronus praktiškai visi brokeriai turi, tai kelia dronus, nuotraukas daro iš viršaus ir pas mus,
Jeigu pastebėjot, skelbimai yra tam tikri reikalavimai, sudėjęs skelbimą, brokeris nereiškia, kad jis iš karto atsiras internete. Pas mus patikrina administratoriai, ar yra klaidų, ar tinkamos nuotraukos, ar apšvietimas tinkamas, tada tik tai paleidžiam į rinką, nes yra labai svarbu, kaip projektą pristatysi rinkoje. Iš esmės, jeigu nemoki fotografuoti, nelabai gali būti ir brokeriu, ne? Nors pas mus Alytuje visi viską moka patys daryti, bet kai pasižiūrė, vis vien žmogus vėliau ar anksčiau supranta, kad pas neparduos. Mes parduodam visą laiką, mes statistiškai skaičiau, parduodam iki 5% brangesnę kainą. Tai įsivaizduokite, jeigu mūsų procentas, kaip pavyzdys, koks 3 yra, tai mes žmogui atnuimam visą galvos skausmą iš jo, reiškia, ir parduodam, atidirbam savo pinigus ir jis dar gauna daugiau. Tai jau čia yra daug atvejų tokių. O kaip dabar įmonėje vyksta tie pirkimo, pardavimo procesai? Ką, brokeriai ateina ryte, ne, ir žiūri skelbimus, kai įkrenta kažkur naujas, skambina, bando prisiliuoti pas save, ar kaip tas vyksta? Pas mus yra pagrindinis privalumas brokeriams, yra tas, kad jisai nereikia nuo 8 ryto ateiti ir iki vakaro 5 sėdėti prie darbo stalo. Tu, jeigu, pavyzdžiui, turi šeimą, kažką, tai vaikai sergėtų, gali dirbti visą dieną ir iš namų, gali ir neteiti į ofisą. Bet naujokams visą laiką sakau, būkit ofise, greičiau išmoksite to darbo specifikos. Tai brokeriams suteiktos tikrai visos sąlygos yra, kad dėl šito, kad jis laisvas darbo grafikas. O mes brokeriams, naujiems brokeriams duodam objektų, seniems duodam, aš pats vienu metu turėjau 250, bet kadangi pradėjau 8 metai jau dirbti su Kipru, su nekilnojamu turtu. Tai toj perėsi dirbti prie Kipro. Ja. Tai bet gerai, tie objektai ateina jau iš žinomumo, daugiau kreipiasi patys klientai, savininkai nekilnojamo turto objektų, ar vis dėlto reikia aktyvių telefoninių skambučių ir ieškoti tų objektų? Yra brokeriai, kurie labai puikiai atlieka šaltus skambučius vadinamus, skambina nepažįstamam, kuris įdėjo skelbimą arba kažkas tai, reiškia, tada skambinasi ir tarėsi dėl pardavimo sąlygų arba siūlo paslaugas, bet yra brokerių, kurie jau daug metų dirba ir jie praktiškai jau eina per rekomendacijos, nespėja tvarkyti su tais objektais, net daug objektų per rekomendaciją. Bet jeigu esi naujas, iš esmės tu niekur nesidėsi, turbūt vienas šlykštesnių darbų yra tie šaltieji skambučiai, nes šitą turi perėti. Ir tą, kol pas tave užaugs klientų ratas. Mes tą ir mokinam naujus brokerius per mokymus, yra kaip atlikti šalčius skambučius, ką sakyti, ko nesakyti, kaip štekėti. O pats geriausias, aišku, kai tu pasieki tą lygį, kada jau tau skambina, pirkėjai, pardavėjai jau visi skambina, rekomenduoja, tai yra pats geriausias mūsų darbo įvertinimas ir rekomendacijos. Kipras. Kiek laiko pats praleidi Kiprė? Ir daugiau Lietuvoje ar Kiprė? Kiprė praleidžiu, skaityk, per pusę laiko Kiprė, pusę Lietuvoje. Aš jau 8 metai ten dirbu. Papasakok tą pačią pradžią, kaip sugalvoji, kaip... Pati pradžia buvo toks, pas mane vienas iš draugų pardavė didelį 1000 hektarų sklypą ir paprašė, sako, padėk investuoti kažkur, tai užsienyje noriu prie jūros. Tai aš apvažiavau į Tenerifes, Italijas, Ispanijas, Kiprus. Ir tuo metu Kipras man pasirodė tikrai tinkama terpė investuoti, kadangi kainos nėra didelės ir prie jūros maistas geras, vanduo švarus, antra pagal švarumą jūro pasaulyje. Ir pradėjom prekiauti ten. Aišku, prieš 6-7 metus įsigijau pirmą savo nekilnojamą turtą, nes atvažiuodavo klientai, visi klausdavo, sako, ar tu pirkęs čia ką nors, nes jeigu tu nepirkęs, reiškia netiki tą rinką, tai teko įsigyti pirmą nekilnojamą turtą. Dabar jau turim daugiau tą nekilnojamą turtą nupirkę, investuojam, labai gerai nuomojasi, grąža gera. Ir taip, vieni per kitus klientai pradėjo rekomenduoti ir dabar pas didžiausią Šiaurės Kipro vystytoją aš esu antras pasaulyje pagal pardavimus. Tai manau, didelis yra įvertinimas. Bet tai dabar pačio tas pajamų krepšelis yra... Kiek sudaro Lietuvoje agentūra ir kiek Kiprė? Jau aplenkė Kipras Lietuvą? Aš Lietuvoje jau praktiškai neprekiauju, visus savo objektus perleidęs esu brokeriams, bet visą laiką konsultuoju, jeigu ką reikia, skambina klientai, jeigu kainą nustatyti ar kažką, tai ar nupirkti, parduoti, tai aš padedu brokeriams, bet su Lietuvos objektais labai mažai, nebent būna dideli objektai, kažkokios gamyklos arba jau kažkokie dideli projektai, nes kadangi esu pats statęs, pasvystęs projektus,
didelius, tai man paprasčiau tą daryti. Turbūt. Bet dabar perėjai į Kipro rinką, nes Lietuvos rinka jau tapo per maža, ar ten vis dėlto yra grąža visai kita? Aš manau, per 10 metų įmonės veiklos mes jau užėmėm didžiąją dalį, kaip sakoma, pas mus 500 brokerių dirba, tai mes jau didžiąją dalį rinkos paėmėm, jau daugiau aš nematau, kur galima plėstis, o Kipro rinka yra labai perspektyvi, didelė, nes perka visas pasaulis. Nuo Norvegija, Vokietija, Rusija, Ukraina ir taip toliau. Ten yra daug galimybių, tikrai. Ten išplaukia, kaip sakoma, į plačiuosius vandenis. O Alytui ir Marijampolė, ne? Kiek iš viso dabar brokerių pas patį? Pas mus ten dabar virš 10-12 gal brokerių per Alytų ir Marijampolę yra. Bet jie taip ir palikęs tai savai eigai, jau jie patys savi reguliuoja, ar vis dėlto dar iš to Kipro tenka stipriai pavadovauti? Ofisams vadovauja mano žmona Žaneta šiuo metu ir prižiūri, brokerius priima, atleidžia, jeigu reikia, mokina, įvedinėja. Atsiklausė dar pačio? Visą darbą. Nuomonės, konsultuojasi? Taip, jeigu reikia atsiklausė, bet daugelį sprendimų priminėja su administratorė Rugilė be manęs, jos jau tvarkosi, jau viską daro ir be manęs gerai. Jūs ten dabar Kiprė veikiat irgi Capital Alytus vardu, ar kažkaip kitaip? Ne, mes Kiprė turime atsidarę įmonę, jinai vadinasi ne Capital, bet mes dirbame su Capital tinklu ir skelbimus dedame, reiškia, į Capital puslapyje ir sulaukiame klientų, kuriuos rekomenduoja brokeriai visos Lietuvos, kurie prekiauja, užsiima prekybą Lietuvoje, automatiškai bendrauja su žmonėm ir juos siunčia į Kiprą, o Kiprė jau aš ten darbuojuosi. O pats ten vienas esi, ar ten irgi jau kūrėsi kažkoks reikia pagalbos brokerių tinklas? Kol kas aš esu vienas, bet ten turiu, jeigu reikia, pagalbininkų ir mes žmonės pasitinkam iš oro uosto, patys apgyveninam, aprodom visą nekilnojamą, tokius organizuojam 3-4 dienų pažindinius turus, per kuriuos aš aprodau visą salą, pervežu per kokius 3-4 vystytojus pagrindinius ir žmogus susidaro nuomonę bendrą apie nekilnojamą turtą, nusprendžia ar pirkti ar nepirkti, bet jeigu renkasi ten, pavyzdžiui, tarp Ispanijos ir Kipro, visą laiką išsirenka Kiprą, bent kiek mano klientų buvę. Tai gal čia pačio nuopelnas, o ne šalies? Nu, čia gal ir pačio, nes nežinau, čia debat spręsti. O Capital yra Lietuvos įmonė, ar jinai tarptautinė veikia ir kitos šalies? Čia grinai lietuviško kapitalo įmonė, bet mes... Bet ofisų neturėjot, kaip pasimėjai, kad ten Norvegai Kiprė perka tas... Turim, pas mus ofisai Valencijoje yra, Ispanijoje, Rygoje, Londone. Ir dar planuojama visą atidaryti ir Kiprė. Taip. Ir pats būsi įkūrėjas to ofiso vadovas. Turbūt, bet šiai dienai tokio kaip ofiso poreikio nėra, nes tu, kai atvažiuoja žmonės, tu su jais judi, važinėji po salą. Šiek tiek papasakok, man atrodo, čia yra daugelio svajonių darbas. Kaip atrodo Capital vadovo diena Kiprė, darbo diena Kiprė? Tu atsikeli kurią valandą ir ką ten darai? Prezentacijas darom ryte kokią 9 valandą. Važiuoja klientai, aišku, jeigu būna pavargę po lėktuvo, tai pirmą duodi palisėti, važiuoja įsimaudyti, pavalgyti, po to atsikėlęs vieną dieną važiuoja vieną vystytą rodai, antrą vystytą, parodai istorinės vietas. Praktiškai ne tiek nori parduoti, bet nori, kad tas žmogus pajustų tą salos pulsavimą, kad įsimylėtų tą salą, nes sala yra nuostabi, tikrai nėra nei gamyklų, nieko, maistas geras, gamo nenaudoja, švari jūra, skrydžiai iš Vilniaus į Larnaką 2 kartus skraidžioja, Kaunas Pafosas irgi skraidžia 2 kartus, tai yra 2 miestai, kuriuos skrenda lėktuvai, tai susiekimas labai patogus, nereikia persėdimų, o šalis unikali, mano akim žiūrint, aš kaip pamilau, tai 8 metai nenoriu kitur važiuoti ir man ten viskas tinka ir patinka. O tai negalvojate iš vis įsikraustyti su šeima? Yra minčių įsikraustyti, bet kadangi yra mažamečiai vaikai, dukra ir sūnus lanko mokyklą, tai truputėlį yra tokių niuansų, kad su mokslais. Bet ateityje, kai studentai bus ar kaip, tai galvojam, gal keltis ten ir gyventi. Taip. Bet Kiprė dabar, kai pats būni, kiekvieną dieną yra tas darbas, ar gali susiplanuoti, kad ten 3 dienas ilsiesi, maudaisi, kokteiliukus geri, paskui 3 padirbi, vėl... Ne, pavyzdžiui, dabar 1,5 mėnesio buvau, tai nebuvo nei vienos praktiškai laisvos dienos, nes
tuo pačiu lėktuvu įskrenda ten 2-3 klientai, 5 atskrenda, įskrenda ir atskrenda iš karto tą pačią dieną, tai praktiškai neturi laiko net. Tai per šią vasarą aš net skaičiau, tai jūra, kadangi prie jūros gyvenu, bet kai 10 kartų gal tik išsimaudžiau prie jūros. Ir tai, kaip klaipėdiečiai nenueina prie jūros. Kaip Palangoj tos močiutės atidamas Palangiškiai nenueina, tai aš tenais taip pačiai, nes nėra laiko. Bet klientų siunčia, ar pats ieškai tų klientų, kad atskristų aprodyt, ar jau veikia čia Capital vardas ir iš visos Lietuvos tau siunčia? Capital vardas, ne tiek Capital vardas veikia, kiek tu pats esi jau pardavęs ir žmonės pasitikė tavimi rekomenduoja. Tai aš jau kaip ir neieškau klientų, aš tik tai jau spėju dirbti su tuo, kas pas mane atvažiuoja. Tai jau reklamos kaip tokios didelės nereikia man. Dabar, jeigu skaičiais pašnekant, investuoti Kiprė labiau apsimoka negu Lietuvoje nekilnojamą turtą? Vienareikšmiškai ten, įsivaizduokit, naujų statybų komplekse, va čia vienas iš jų matomų yra. Tai nupirkus už 2000 funtų svarų sterlingų... Ne, eurais kažkaip. Kad ir eurais, 2000 eurų, nupirkus turtą, tai tu surask man Lietuvoje, kokioje Palangoje, už tokį turtą, čia pilna būna apdaila padaryta, virtuvės stovi, vonios virtuvė, viskas pilnai įrengta. Tai 50 kvadratų yra 100 tūkstančių grubiai. 50 kvadratų, 60, 100 iki 100 gali nupirkti 1000. Ir tai tu turi mokėti iš karto pinigus, tu realiai sumoki 35%, jie duoda įsimokėjimo grafiką iki 5 metų. Tai pabrangimo. O tada nuomos grąža, tai kiek ten metų? Skaitosi kiek? 7 metai gera investicija, ne? 7 metai, bet yra dabar objektų, aš pavyzdžiui, pirmą objektą esu nupirkęs, tai man grąža buvo iki 5 metų, dabar vieną turiu labai gerą objektą nupirkęs nuo plyno lauko, kai jis buvo pastatytas, tai jeigu dabar taip nuoma eis, tai 3 metai grąža, bet šiaip skaičiuojame iki 8 metai, 7, 8, iki 10 grąža, nes sezonas ilgas, 8-9 mėnesiai sezonas nuomos, labai gerai nuomuojasi, tik reikia žinot, kur investuoti, nes brokeriai atveža kartais ne ten nukreipia žmonės ir ne ten nuperka, reikia žinot, kurioje vietoje nupirkti, kad gerai parduoti galės ir gerai išnuomoti. O pačią nekilnojamo turto kainą, pavyzdžiui, Lietuvoje tu nuomoji, bet automatiškai ir ta kaina kiekvienais metais šiek tiek auga, ne? Ar Kiprė yra ta pati tendencija? Aišku, infliacija, visa kita, bet iš esmės nekilnojamo turto kaina nuolatos auga. Kiprė, galiu pasakyti taip, Kiprė, jeigu tu ateisi į projektą, kur bus gautas statybos leidimas ir plynas laukas, pradėti statyti pamatai ir užsifiksuosi kainą ir pradėsi mokėti, pavyzdžiui, pradinį 35%, kol jis pasistato dvigubėja. Anksčiau ir trigubėdavo kaina. O dabar jau skaitau dvigubėja. Tu dvigubai jau tavo turtas ir taip pakils. Dar už nuomą gausi. Dar už nuomą gausi, tai tu visą laiką, kaip sakoma, būsi geram pliuse. To Lietuvoje tikrai nėra. Šiai dienai objektą nupirkęs, neaišku, ar tu už jį parduosi. Čia neramumai su Ukraina, su Rusija. Visi bijo investuoti Lietuvoje, tai neaišku, ar tu savos pinigus susigrąžinsi. Per šitą visą laikotarpį darbo su nekilnojamu turtu daug investavai į nekilnojamą turtą? Taip, esam investavę nemažai. Dabar aš visas lėšas... Bet praktiškai, gal ne taip paklausiu, vien tik į nekilnojamą turtą investuoji asmeninės lėšas, ar turi ir kitų kažkokių investavimo krypčių? Turim dabar pasiūlymą įsigyti vieną įmonę Kiprė, kuri gamina vandenį, kadangi šilta šalis, tai ten daug geria vandens, tai dabar turiu pasiūlymą, kaip tik skrisiu susitikti su akcininkais, o šiaip kol kas dar Kiprė tik tai nekilnojamą turtą investuojam. Aišku, ne tik tai, mes dabar yra minčių mašinų, automobilių nuoma, kadangi atvažiuoja Lietuvoje, tu taikaisi prie rinkos. Taip. Automobilių nuomą daryti, valymo paslaugas, nes kai parduota yra daug butų, žmonės iš Lietuvos sunku jiems administruoti. Tai mes teiksim tą paslaugą, imsim žmonių butus, nuomuosim. Bet ant kokių bitkoinų nesipirkęs? Ne, bitkoinų nesupirkęs, bet bitkoinais pardavinėjom prie nekilnojamo turto. Ai, šitaip? Ir yra nemažai parduoto turto už bitkoinus. Bet, tai gerai, bet bitkoinas dabar prieš pat rinkimus buvo nukritęs ten
panašiai iki 50 000, ne, Trumpo, ir per 2-3 mėnesius iki 100 000. Tai kaip tokia valiuta dirbti ir prekiauti, man pasakyk. Tai čia reikia sugebėjimo, aš tai skaitau, kad yra kas pirkia ir po 100 eurų, kaip savaizdys. Ne, tai yra ten, man atrodo, ne nuo $1 yra prasidėjęs tas bitkoinas, bet iš esmės, nu, tai dabar jeigu tu pardavėjai butą ten prieš 3 mėnesius už 3 bitkoinus, tai vietoj 150 dabar turi 300 000 arba atvirkščiai. Arba atvirkščiai. Man nepatinka tie verslai su bitkoinu, aš dėl ko ten investuoju, už tai, kad tu negali įtakoti to proceso. Nekilnojamą turtą, tu matai, kyla, krenta, tu gali parduoti kažkaip, tai dar kažką ten, jis toks stabilesnis yra. O čia tau krenta akise tie grafikas, krenta kaina, kaip jis dabar Trumpą neišrinko. Tai jis pakilo 100 000, bet po to, jeigu Trumpas ten kažką pasakys, per televizorius gali kainuoti ir 30 000, ir ką tu tada darysi? Nieko negali padaryti. Tai va, tai nepatinka verslas, kur tu negali įtakoti jo procesą. Nu ir prognozuoti nelabai gali, nes čia, kai tau per mėnesį nuo 50 iki 100 000 keičiasi kaina, tai yra kažkas, man labai ten sunku, iš vis sunkiai suprantamas dalykas, dėl ko jis ten kyla ir dėl ko leidžiasi. Tai, dėl kažkas kažką pasako ir... Mano akim žiūrint, kas pirmieji buvo arba kas gudresni, tai tie uždirbinėja, o kas ateina naujokai, tai klausimas, ar jie uždirbs. Ar tikrai nekilnojamas turtas viena patraukliausių investicijų yra? Aš manau, kad šiai dienai nekilnojamas turtas yra tikrai numeris 1 gal pagal investicijas, nors kaip investuoja žmonės, aš jiems visą laiką patariu, kad tuos vadinamus kiaušinius nedėti į vieną, kaip sakoma, pintinę, ten gal reikia kokių akcijų nusipirkti, gal kažką ir Lietuvoje turėti, bet jeigu tu turi Lietuvoje namus, turi kažkur gal kurorte kokiam butą ir ieškai kažkur praleisti gerai laiką. Pavyzdžiui, aš dabar grįžau sekmadienį iš Kipro, tai su šortais vaikštau, 204 laipsniai vanduo, 204 laipsniai oras. Tai įsivaizduokit, kur tu geriau rasi. Tai daug yra labai atvažiavę, pas mane vieną butą pensininkai išnuomavo 3 mėnesiams. Atvažiuoja žmonės paprasčiausiai leisti žiemas tenais. Tai gerai, kiek kainuoja, pavyzdžiui, 3 mėnesiam įsinuomoti Kiprė butą? Kokio dydžio jis ten? 2 kambarių? Pas mane yra butas 60 kvadratų, plus terasas ant stogo 60 kvadratų. Tai pensinio žmonėms išnuomavau po 400 eurų mėnesiui. Tai jie sako, man... Tai čia Lietuvai neįsinuomosi už tai? Tai taip, jie sako, mums ten šildymas nekainuoja ir tas nekainuoja ir mes galim degintis, maudytis, sveikai maitintis ir sako, jie užsuko namo šildymą ir jiems ten pigiau kainuoja gyventi ir maitintis, nei čia šalta Lietuvoje. Neriau negundyk. Tai čia elementarūs pavyzdžiai, aš visus kviečiu atvažiuoti ir apžiūrėti, aš tą visą salą, visą nekilnojamą turtą parodysiu ir susidarysi savo įspūdį. Žiūrėk, ateina pas tai jaunuolis, dabar sako, aš turiu susitaupęs 100 000. Neriau, patark, kur man juos dėti ir į kur investuoti. Turėtum atsakymą jam? Taip, turėčiau. Atvažiuokit į Kiprą, parodysiu, kur galima investuoti, nes šiai dienai už 100 000 tikrai naują, gerą, pilnai įrengtą Jūros kranto gali įsigyti turtą, panašiai kaip Alytaus buto kaina, seno buto. Taip įdomiai ir patraukliai pasakoja apie tą Kiprą, kad ten ir paviešėti yra labai faina nuvykti ir galvojant apie investicijas, irgi svarstytinas variantas ir greičiausiai net geresnis negu investuoti Lietuvoje. Tai jeigu mūsų žiūrovai norėtų pasikonsultuoti, pasiteirauti, pamatyti, galėtų kreiptis į tave, taip turbūt? Drąsiai, skambykite, aš Lietuvoje. O tai gerai, kai dabar pasakoju, kad ten galima atvažiuoti ir aprodyti, supažindinti, tai čia turi registruotis, kiek tas kainuoja ir ar ten tik tai atskristi, įsinuomoti kambarį, kurį tu irgi turbūt padėtum įsinuomoti ir ar ten tos ekskursijos, ne ekskursijos, kaip čia show laikas yra apmokamas ar ne? Ne, yra paprasčiausiai, tik tai reikia pasižiūrėti laikus, nes pas mane jau pusę metų į priekį yra rezervuoti laikai, tai reikia pasižiūrėti, nes aš labai nemėgstu dirbti, kai, pavyzdžiui, atvažiuoja daug žmonių, 10. Geriausia, kai būna šeima ar ten draugai kažkokie iki 5 žmonių arba 4-5 žmonės. Tada geriausia tu jiems tada gali perteikti tą visą informaciją, parodyti, nes kai būna... Nes tai ir interesai skirtingi, jeigu atvažiuoja skirtingi žmonės, skirtingi interesai labai sudėtinga. Tai geriau atvažiuotų, aš pas pasitinku, aprodau, tas nieko nekainuoja.
tik tai automatiškai išsinuomoti lėktuvo bilietas kainuoja ir išsinuomoti butą. Jeigu žmogus įsigyja nekilnojamą turtą, tai apmokame tą nuomojamo buto kaštus, apmokame. Ant kiek laiko reikia, kad susipažinčia su ta rinka? Nu, 2-3 dienos turbūt. Kadangi reikia žiūrėti pagal lėktuvus, pavyzdžiui, dabar skraidžia Vizeiras, Vilnius, Larnakas, skraidina, tai užtenka ten atskristi, kaip pavyzdys dabar skrendu rytoj su klientais, tai antradienį atskrendi, penktadienį skrendi namo. Arba šeštadienį skrendi namo, tai 4 nakvynės. Savaitgalį biškutį per lėktuvą turbūt skrydžių. Jeigu šeštadienį atskriesi ir antradienį skrisi, tai irgi užtenka. Kas turi savaitgalį laiko, tada savaitgalį atskrenda, bet užtenka 3-4 nakvynių, pilnai aš suteikiu pilną informaciją žmogui ir po to jau sprendžia, ką toliau daryti. Tai šiek tiek jau tada pabėkime nuo tavo šitos verslo veiklos ir nueikime. Capital labai dažnai sutinkamas ant sporto komandų marškinėlio, renginiuose, ant afišų. Jūs tikrai bent Alytuje toks įspūdis susidaro, kad remiate nemažai. Tai yra čia pačios sprendimai, ar vis dėlto tu padedi pritraukti ten visos grupės lėšas į Alytų, kad paremtų ten grupę ar kažką? Alytuje, kur matot reklamas, tai yra grinai mano asmeninės lėšos, reiškia skirtos tam dalyko. Aš visą gyvenimą rėmiau sportą, tai esu daug metų Dainavos rėmėjas futbolo klubo, kurį laimėjom 4 vietą. Šiais metais tapome rėmėjais tinklinio komandos, kuri žaidžia aukščiausioje lygoje Ultra. Anksčiau padėdom daug vaikų namams, senelių namams. Stengiamės ne tik uždirbti, bet ir daug skirti labdarai tų pinigų. Karmos taškų vadinamą užsidirbti, bet tai gal dėl to ir sekasi, dėl to, kad moki dalintis. Tu pats jau sprendi, ar daug kreipiasi tų pagalbos prašančių? Taip, daug. Čia ne pagalbos, rėmimo. Taip, daug kreipiasi, tik ne visiems sugebi padėti, bet kiek gali padėti tikrai. Neatsisakome padėti, jei tikrai žmonėm ar kokia nelaimė įvykus reikia padėti ar dar kažką. Tai plus dar Rotary klubui priklausau, ten mes irgi su broliais Rotary esam daug projektų remiame, tai ten taip pat irgi labdaringa veikla vykdoma. Gerai, Nerijau, kokie artimiausi planai Lietuvoje ir kokie Kipre? Lietuvoje tai, kaip aš sakau, yra ribota rinka, daug čia labai neiššoksi, yra planų įsigyti sklypą Alytuje, pastatyti daugiabutį, yra tokių planų ir daug pasiūlymų Kipre, turiu vystyti projektus, jau vystytojai pamatė, kad aš gerai mes pardavinėjom, gerai mums sekasi ir turiu iš pagrindinių vystytojų netgi kartu vystyti projektus, tai planai yra tokie, kad ateityje statyti Kipre ir pardavinėti savo. Aišku, Kipras yra labai daug, yra daug verslų, kurie dar neišvystyti, tai mašinų nuomos, visi kiti verslai ten, dar viskas ten kaip ir prasideda, nes turistų labai daugėja, net ne procentais, o kartais. Tai ten bet ką daryk ir visą laiką bus ką veikti. Tai ką, linkiu, kad tavo visi planai ir vizijos įsipildytų ir kad kuo daugiau tada net ir Kipre uždirbtų pinigų galėtum paremti ir padėti čia mums Alytuje. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū.